Šilti orai jau ne už kalnų. Jeigu planuojate įsirenginėti terasą, pagrindinis dalykas, ką jūs turite tikrai padaryti, tai suteikti savo karkasui gerą apsaugą. Jeigu montuojate medinį karkasą, tai yra geriausia kietmedis, jį reikia apsaugoti. Tam yra skirtos apsauginės karkaso juostos, mes atstovaujame Cobra ženklą, tai yra Cobra Bit2Deck juostos, jos klijuojamos ant viršaus, jos ne tik panaikina vibracinį lentos ir karkaso elemento garsą, bet ir užtikrina, kad vanduo neįsiskverbtų į karkasą. Reiškia, užklijuojate šias juostas, dedate oro tarpiklį, kabę ir prisukate. Oro tarpiklis užtikrina puikią ventiliaciją tarp karkaso ir lentos. Iš kabės išlendantis sraigtas, kaip šiame video, apsisuka apsauginį juostą ir neleidžia vandeniui patekti į karkaso elementus. Taip jums karkasas tarnaus labai daug metų. Jeigu jūs naudosite paprastas, pavyzdžiui, APDM juostas, jos neapsisuka aplink sraigtą ir ten leidžia drėgmei įsiskverbti ir po daugelio metų jūsų karkasas tiesiog supus. Nors, pavyzdžiui, perkant VPC lentas, jos tarnautų jums 30-40 metų. Jeigu jūs naudojate aliuminį karkasą, jums užtenka tokios juostos, kuri pašalintų tiesiog vibracinį garsą tarp lentos ir aliuminio karkaso. Viskas labai paprasta. Jeigu reikia šių juostų, susisiekite daisera.lt.